Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkai. Nepalaužti grįžtų, nepabūdžia prasto oro, darbdavių neįvardinti, valstybės dienos gyvenimo periodas. Už švelnų žodį, išminties kelius, už viską, ką drauge patirti buvo lemta, už ranką ištiestą prie paklydimų slenksčio. Savo mitingą pradėjome šventomis mišiomis už visus Lietuvos švietimo darbuotojus, mokytojus, auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus, dėstytojus. Skauda dėl to, kad reformų išvargintas Lietuvos švietimas merkia. Skauda dėl to, kai kurios jausmus, sąžiningumą, dorumą Nepaisant to, mėly kolegos, mėly mokytojai, čia būtų šalta, jei ne jūsų širdys. Čia būtų tamsu, jei ne jūsų mintys. Švietimo sistema serganti ar ne. Ir ką reikėtų kardinaliai keisti? Tai būtent ugdymo ir egzaminų programų netolygumas, vertinimo sistemos kaita, apmokėjimo už darbą sistemos netobulumas, atskirų specialybių mokytojų trūkumas, kontaktinių valandų ir pasiruošimo santykis, vyrų ir moterų santykis švietimo sistemoje, vidutinis mokytojų amžius. Tai buvo nuostabi konferencija, kai yra kalbama apie kardinalų švietimo pertvarkymą.